Šiandien mes kalbam apie toksinius tėvus, bet kalbame ne apie tuos jau pasenusius ir susicukravusius ir bjaurius šlykštynės, kurie užsiėmę yra kovojimu su psichologais, kovojimu su vaikų savo suaugusių psichoterapeutais, anūkų manipuliavimu ir kitokia toksinė skausminga bibienė. Ne, mes kalbame ne apie juos, mes kalbame apie tuos tėvus, kurių vaikai dar iš esmės yra vaikai. Tie, kurių vaikai yra paaugliai, dažniausiai tai yra paaugliai ir tie žmonės, kurie kartais kai kuriais atvejais iš desperacijos, o kai kuriais atvejais iš gal ir nuoširdaus noro ar tikėjimo, kad kažką tai galima padaryti su vaiko auklėjimu, bando kreiptis ir klausyti, sakykime, tokių vaikų auklėjimo pedagogikos mokytojų ir psichologų, kurie yra susikoncentravę būtent į tai, kaip tėvai sąveikauja su vaikais. Ir tie tėvai, kuriuos pavadinkime toksiniais jaunesniais tėvais, jie dažniausiai nori greitų sprendimų savo vaikams. Jie dažniausiai kalba apie tai, kaip padaryti, perlaužti, pakeisti vaikus pagal save. Padaryti taip, kad vaikai pasidarytų patogus ir galėtų įtikti tiems tėvams ir mažiau juos nervinti. Ir dažnai jie skaito knygas arba skaito straipsnius arba ateidinėja į pedagogikos specialistų paskaitas ir tenai puola neišvengiamai ginčytis ir piktintis, todėl kad tie atsakymai, kuriuos jie girdi, jiems nepatinka. Paprastas dalykas yra toksai, jie išgirsta pagrindinį principą, kuris yra toks elementarus, kad jo pavyzdžius, jo realią inkarnaciją mes galime matyti gyvojoj gamtoj, mes galime matyti pas žinduolius ir ne tik žinduolius, ir tai yra kaip žvėrys, gyvūnai moko, auklėja, augina savo vaikus ir ten klaidų šiaip nebūna. Ten aišku yra pavyzdžių, kurie mums nėra priimtini kaip žmonėms, mūsų biologiniai rūšiai. Pavyzdžiui, ten tie gyvūnai, kurie suvalgo savo kai kuriuos palikuonis. Bet čia mes kalbam ne apie tai, mes kalbam būtent apie auklėjimą, kaip tas procesas vyksta. Ir tie toksiniai jauni tėvai išgirsta, pamato šitą dalyką ir juos kilbasina, todėl kad jie supranta, kad jie absoliučiai ne to norėjo. Jie norėjo paklusnumo, jie norėjo kažkokių tai dalykų, kurie jiems padės lengvai, efektyviai manipuliuoti vaikais, kad vaikų elgesiai jiems taptų patogus ir naudingi, maždaug kaip pas kokius valstiečius 20 amžiaus pradžioje arba 19 amžiuje arba dar anksčiau, kai reikia turėti daug vaikų tam, kad tie vaikai, kaip galima anksčiau, galėtų įsijungti į į darbo procesą, ten savo tėvų ūkyje, kad galėtų padėti ten, arba ten su gyvuliais, arba ten ganyti, arba dar su kažkokiais darbais, arba prižiūrėti mažiukus, nes tėvai užsiėmė
kažkokia tai ekonomiškai naudingesnė veikla. Ir tokiu būdu tai yra ne vaikai, ne nauji žmonės paleisti į gyvenimą gyventi savo gyvenimo, bet jie gyvena savo tėvų gyvenimą tenai, kur tėvai to gyvenimo gyventi nespėja ir negali. Viskas pakankamai paprasta. Labai daugelis tėvų taip ir įsivaizduoja, kad vaikai tas ir yra. Vaikai tai yra pagalbininkai, yra tas žodis idiotiškas užvadėlis. What the fuck yra užvadėlis? Ką tai reiškia? Ką čia šitas žodis neša savyje ir ką jisai reiškia užvadėlis? Jūs tokį žodį apskritai girdėjote lietuvių kalboje užvadas? What the fuck? Kas čia per išsigalvojimas, bet nesvarbu, jie nori. Paskui jie nori, kad tie vaikai būtų atrama senatvėje. Ten visa ta bibienė apie tai, kad turi kažkas tai paduoti stiklinę vandens. Kaip iš to anekdoto, kur aš auginau vaikus, kad man visą gyvenimą padėtų, kad paduotų stiklinę vandens. Aš pasenau, jie užaugo, aš juos tinkamai užauginau. Nu ir kokia tavo problema? Žinokit, visai gerti nenoriu. Tai va, bet irgi vaikus auginti kaip kažkokius tai tokius ekonomiškai naudingus savo produktus. Būtent toks yra kai kurių tėvų sumanymas ir tie tėvai išgirdę, kad auklėjimo modelis ir auginimo modelis yra visiškai kitas, jie būna pikti ir jie puola ginčytis. Žiūrėkit, čia tikriausiai reikėtų pirmiausiai paaiškinti, kokia yra auklėjimo esmė. Auklėjimo esmė yra žiauriai paprasta ir labai elementari. Auklėjimo procesas, mokymosi procesas, visų elgesių susiformavimas. Tai yra apie naujų neuronų jungčių kūrimą. Tai yra apie suformavimą naujų automatizuotų žmogaus įpročių, kad jisai jaučia poreikį, jaučia norą būtent taip elgtis, kaip jam susiformavo jau tie įpročiai ir jisai dėl to taip ir elgiasi, o paskui protu jisai sugalvoja, kaip geriau tuos dalykus padaryti. Ir tie įpročiai, kurie formuojasi šeimoje, yra pagalba kitiems, yra priežiūra savo namų, savo aplinkos, yra gyvenimas tokioje aplinkoje, kurioje tu susikuri, ir atsakomybė už savo aplinką, nes kokią tu ją pasidarai, tokią tu ją ir turi visą gyvenimą. Užsiėmimas naudinga ekonominė veikla, tai yra darbu pagal savo gabumus ir polinkius, tai yra daryti tai, kas tau yra faina ir smagu, todėl kad būtent iš tokios veiklos yra geriausias ekonominis rezultatas. Geras rezultatas būtent kyla iš tokių veiklų, o ne iš kokių nors, kurias tu darai per įsitempimą, per neapykantą, per pasipiktinimą ir panašiai. Bendravimas su žmonėm taip, kaip nori, kad bendrautų su tavim, viskas labai paprasta, ir auklėjimo prasme tėvai gali daryti tik tai vienintelį dalyką. Jie gali savo pavyzdžiu vaikui rodyti, kaip reikia, ir su vaiku elgtis taip, kad
kad jisai mokytųsi iš tėvų. Taip visa gyvoji gamta moko savo mažylius. Kitokių būdų nėra. Kantriai, be jokių ten fizinių bausmių, be rėkimo, manipuliavimo ir kitokių dalykų. Tiesiog tėvai elgiasi taip, kaip jie nori, kad vaikai išmoktų ir vaikai į juos žiūri ir mokosi. Vaikas pasiruošęs mokytis iš tėvų ir turi jais pasitikėjimą iš pat pradžių 100%. Absoliučiai visišką pasitikėjimą. Ir tą pasitikėjimą ir tą vaikų susižavėjimą savo tėvais, kuris yra biologiškai programuotas, paskui galima tik tai išmėtyti. Jo naujai jo auginti nereikia ir nėra galimybės. Tiesiog reikia išlaikyti maksimaliai tai, kas yra jau duota gamtos, ta pasitikėjimo prasme. Ir kitų būdų nėra. Aš dar kartą pakartosiu, kitų būdų nėra. Neįmanoma pačiam elgtis vienaip, vaikui sakyti, kad tu nedaryk taip kaip aš, tu elkis kitaip ir vaikas pradės elgtis kitaip, nes jūs jam tai nurodyt. Tėvai lyg ir šitą teoriškai daugelis girdi, bet praktinė prasme jie nepasiruošę nieko panašaus gyvenime vykdyti. Tai yra, jie paklauso ir kažkokia tai prasme jo palinkčia, kad lyg tai ir logiška. Bet man tai reikia kažką tai padaryti. Nes mano vaikas, pavyzdžiui, ten nesitvarko kambario. Jisai gyvena apsiknisęs, jisai mėto daiktus. Aš jam sakau susitvarkyk kambarį, o jisai nesitvarko kambarį. Ir jisai iš viso tėvams nepadeda. Pagrindinis dalykas, kodėl vaikas nepadeda tėvams, yra toks, kad tėvai nepadėjo vaikui. Tėvai vaikui duodavo tik tai nurodymus ir įsakymus ir tikėjosi, kad jisai pradės daryti ir dar nervindavosi ir erzindavosi, kad jisai kažką tai darydavo neteisingai. Jeigu nori, kad vaikas užaugtų sąmoningas, tu turi pradėti nuo to, kad jo ten daiktus, žaislus, kambarį ir kitus dalykus tvarkyti kartu su juo. Jeigu tu nori, kad vaikas išmoktų po savęs susiplauti indus ir sudėti indus į indaplovę, tu turi daryti šitą dalyką kartu su juo, labai kantriai, nekritikuoti, nesakyti, kad tu vėl ir vėl ne taip padarei, bet kantriai tai daryti šitą dalyką kartu su juo ir taip vaikas išmoks. Jeigu tu nori, kad vaikas tau pasakotų, kaip jam sekėsi, kokie jo yra draugai, kaip jam sekasi mokykloje ir panašius visokius dalykus, nes labai daug tėvų, ypatingai kai vaikai tampa jau paaugliai, skundžiasi, kad vaikai apie nieką nenori su jais šnekėtis. Tu turi pirmas pradėti ir turi su vaiku šnekėtis ir turi pasakoti jam, kaip tau sekėsi. Ne vien tik tai dūsauti ir sakyti, kaip aš nusivariau per šiandien, bet pasakoti viską ir gausiai, ir smulkiai. Kitų būdų nėra. Yra keli klausimai, iš kurių galima labai gerai atpažinti toksinius paauglių tėvus. Tai yra toksinius tėvus, kurie yra dar jauni. Klausimai arba pastebėjimai, arba pizdėlinimai, arba dažniausiai nusiskundimai. Pagrindinis jų toksiškumas yra aukos vaidmuo ir bejėgystė. Ir pagrindinis toksai dalykas, kurį galima išgirsti, kai jie perskaito kažkokią tai knygą apie pedagogiką arba kai jiems ką nors papasakojo, kaip reikia
kaip reikia elgtis, ką reikia daryti, kaip galima auklėti vaikus ir kai vaikų negalima auklėti. Ir kai jie, pavyzdžiui, išgirsta, kad reikia su vaiku užsiiminėti, reikia skirti jam dėmesio. Ir jeigu tu nori, kad vaikas kalbėtų su tavim apie tai, kas tau įdomu, tai tu turi kalbėti su vaiku apie ką? Apie tai, kas jam įdomu. Nu, nahui, kaip įmanoma tokiais dalykais užsiimti? Aš grįžtu iš darbo, aš pavargus, nusikalus, apsišikus, apsivėmus, alkana ir taip toliau, motina sako, aš grįžtu į savo namus ir man dar dabar su juo šnekėtis. Aš nenoriu iš viso su niekuo šnekėtis, aš noriu tik tai atsijungti ir nieko nedaryti ir man dar reikia čia su juo šnekėtis ir supranti, aš čia dar turėsiu jam kažkuo tai įtikti. Nu jau ačiū labai. O kas manęs pagailės, o kas su manim pasišnekės, o dar kažką. Taip tariant, aš kažko tai iš vaiko noriu, bet vaikui pasiūlyti neturiu ką, duoti neturiu ką ir apskritai žiūriu į tai, kad vaikas grįžo, kad aš grįžau į namus, į savo namus ir aš nenoriu, kad man čia kažką tai ypatingai mano namuose man aiškintų, ką aš turiu daryti. Aš nieko niekam neprivalau, aš buvau visą dieną darbe, aš buvau darbe, kuris man nepatinka, aš darbe buvau, kuris yra chujovas, kuriuo aš nepatenkinta, kur durnos bendradarbės ir bendradarbiai, kur debilas viršininkas. Ir dar dabar aš grįžau į savo namus ir turėsiu kažką tai aš tam vargšui vaikui su juo bendrauti, supranti. Eikit nahui, manęs jūs pagailėkit kas nors, o nelyskit, reiškia, prie manęs dar su savo kažkokiais tai reikalavimais, jūs varijotai, jūs visokie. Taip sako ir taip galvoja tie tėvai. Ir jeigu tu nenori su vaiku užsiiminėti, tai tu absoliučiai neturi šito daryti, tik paskui nepradėk stebėtis, arba gali pradėti stebėtis, visi ant tavęs dėjo skersą, bet kad tavim nesirūpina arba kad į tave nekreipia tie vaikai dėmesio. Tu per daug pavargusi su jais šnekėtis, tai jie paskui visą laiką bus per daug pavargę su tavim šnekėtis. Jie taip išmoks. Jie išmoko, kad iš tavęs, žiūrėdami į tave, į durną motiną arba į durną tėvą, kad jo santykis su pasauliu yra santykis aukos, kad jį viskas vargina, jam viskas nepatinka, jam viskas blogai. Ir jisai bus toks, kad jam viskas nepatinka ir jam viskas blogai ir kad jisai yra lygiai tokia pati auka aplinkybių ir visko. Dar vienas dalykas. Pagalvok gerai apie tai, kai sakai, kad aš grįžau į savo namus ir čia mano namuose, dar aš negaliu čia gyventi kaip noriu, čia aš turiu derintis prie vaikų. Jeigu tu praleidai tokią aplinkybę, tai aš tau pasakysiu, vaikas irgi grįžo į savo namus. Tai yra jo namai. Aišku, čia yra tėvų ir jūs tokių matėt ir sutikę ir žinot, kad ojojoj, reiškia, aš jau už viską moku, vaikeli, čia tavo šituose namuose nieko nėra, čia yra mano namai ir vaiką trytina kaip įnamį, kuris turi būti čia dėkingas, kad jam leido čia gyventi. Pirmiausia, jisai turi būti dėkingas, kad jį pagimdė, antra, jisai turi būti dėkingas, kad jo ten naktų nemiegojo, trečia, jisai turi būti dėkingas, kad jo neatidavė į vaikų namus,
Dabar jisai turi būti dėkingas, kad jam yra lova ir drabužiai ir maistas. Jisai čia jau turi labai, turi suprasti, kad galėjau į tau šito visko neduoti, o dabar daviau, tai tu suprask savo vietą. Ne. Normaliai vaikai užauga ir vaikai turi normalius santykius su tėvais, kai tėvai turi normalius santykius su vaikais ir kai jų nelaiko įnamiais, o kai juos laiko tikrai šeimos nariais, kurių nuomonės klausia, į kurių preferencijas atsižvelgia, kurie turi teisės. Ir tai, kad vaikai dar neuždirba, absoliučiai nieko nereiškia. Kai rodo visus tos baisius video, kur vaikai chamiškai, šlykščiai reikalauja iš tėvų ir yra nedėkingi, iš kur tokie vaikai atsiranda? Lygiai iš tokių pat tėvų, kurie taip pat elgiasi su vaikais, kurie iš vaikų reikalauja, ant jų staugia, yra vaikams nedėkingi už tai, ką vaikai daro ir neduoda vaikams besąlygiškos meilės, o paskui tie tėvai nori iš vaikų besąlygiškos meilės, pagalbos, rūpesčio ir dėkingumo. Ne, taip nebūna. Ką duodi, tą ir gauni. Ir tai, kad jūs dėl vaikų kenčiat, kad jūs esat pakankamai durni ir nevykę, kad jūs einat į darbą, kuris jums yra blogas, kad jūs užsiimat šūdais kažkokiais, kurie jums neteikia satisfakcijos, tai vaikai nuo to dėkingesni nepasidaro ir vaikai nuo to jums už tai padėkoti visiškai neturi. Nėra tokio dalyko, kad vaikai turėtų jums dėkoti, nes suprantat, kažkaip tai jūs dėl jų kentėjot. Jūsų kančių iš viso nachui niekam nereikia. Dar vienas toksinių paauglių tėvų požymis, vaikų, kurie, kai vaikai, kurie jau nebe vaikai yra, bet taip sąlygiškai vadinam, nes jie čia jų tėvai, o čia vaikai, tai kalbu ne apie amžių, o apie giminystės santykį greičiau. Tai yra nusiskundimai, kad vaikai nieko neskaito, arba kad skaito mažai, arba kad skaito ne tą. Čia yra toksai jau labai klasikinis dalykas, aš pasakyčiau. Jeigu jūs skundžiatės, kad jūsų vaikai neskaito, skaito ne tą, arba neaišku, ką jie ten skaito, tai yra tik tai refleksija jūsų santykio su vaikais ir jūsų bendravimo su vaikais. Pirmiausia, jūs nežinot, ką jie skaito, todėl, kad jie jums nesako, o jie jums nesako todėl, kad su jumis apie tai bendrauti yra beprasmiška, nes vaikai jau išmoko ir ankstesnėme amžiuje iki paauglystės, kad kai jie kažką tai su tėvais pasidalina, tai tėvai ateina, tėvų atsakymas yra kritika, korekcija, moralizavimai, visoks pizdiožas apie tai, kaip reikia teisingiau būti, kaip reikia skaityti kažką tai kitką, kaip reikia daryti kažką tai kitką, kaip reikia mokytis kažką tai kitką, kaip reikia kitokias tabletės gerti, kitokius pratimus daryti ir taip toliau ir panašiai. Aš, pavyzdžiui, savo motinai negaliu papasakoti ir dabar apsiraminau, nes aš nei pasakoju, nei ypatingai daug bendrauju. Bendrauju su mama labai mažai, todėl kad jeigu ką, kad ir ką aš mamai bepasakyčiau, kad ir ką jinai beklaustų ir ką aš atsakyčiau, tai jinai visą laiką, jos vienintelis atsakymas yra korekcija. Jeigu jinai manęs paklaus, ką aš valgau, aš pasakysiu, ką aš valgau, aš iš jos išgirsiu, kad valgyti reikia tą ir tą, o ne tą, ką aš valgau. Jeigu aš kažkaip tai sportuoju, tai aš iš jos išgirsiu apie tai,
kaip aš sportuoju ne taip, o reikia kitaip. Jeigu aš vaikštau, tai aš vaikštau irgi ne taip, o reikia kitaip vaikščioti, kitokius atstumus, kitokiom kryptim, reikia visą laiką aišku rengtis, ne tai, ką aš rengiuosi, o reikia tą kitką, ką motina pasako ir taip toliau ir panašiai. Šitie dalykai visiškai nesibaigia. Aš atsimenu, buvau vienam spa vieną kartą ir ten kažkaip tai man reikėjo išbandyti įvairias procedūras, tai buvo toksai reklaminis pasibuvimas, įvertinimo jų pasibuvimas ir ten reiškia vienas iš dalykų buvo kineziterapeutė, reiškia, kuri ten mane konsultavo. Tai ta tarybinė pizda, kuri dar aš nežinau, ar jinai už mane vyresnė, man atrodo, kad ne, jai kažkiek tai 40+, bet smegenyse Tarybų sąjunga, jinai visą tą valandą, kurią jinai su manim užsiiminėjo ir už kurią tai blet monstrai mokėjo pinigus, jinai man pizdėlino apie tai, kaip aš viską netaip darau. Kaip aš netaip vaikštau, kaip aš netaip laikausi, kaip man netokiais pratimais reikia užsiiminėti, kaip man netą reikia daryti. Tai aš savo atsiliepime tada nieko apie ją neparašiau, aš perdaviau dalykus privačiai. Ją reikėtų išvaryti iš to spa primištais skudurais, daužant per snukį, kad jinai daugiau niekada tenai negrįžtų ir kad jinai prie žmonių neprisartintų. Įsivaizduokit, jūs atvažiuojate į kažkokį tai spa, jūs norite pailsėti, jūs norite pasijusti geriau ir ateinat pas kažkokią tai stiervą, kuri aiškina jums, kaip jūs viską darot blogai. Ir dar baisiausias dalykas, kad yra pilna žmonių, kurie galvoja, kad čia yra absoliučiai geras ir teisingas dalykas, todėl kad jeigu kažkas tai jums aiškina, kad jūs viską darot blogai, tai čia tikriausiai labai geras žmogus ir labai geras specialistas. Čia reiškia lygiai taip pat kaip geriausios pedagogės turi būti pagal tarybinį supratimą, geriausios pedagogės turi būti pyzdos, kurios viską pacientams, šitiems mokiniams, besimokantiems sako, kaip jie daro viską blogai. Čia tos reiškia dar nesuvažinėtos muzikos mokytojos, kurias irgi reikia vyti primištais skudurais iš tų muzikos mokyklų, kurios prasideda kaip ranką laikai, blogai laikai ranką, ten pradeda laužyti vaikams tas plaštakas, kaip jie ten laiko, kaip instrumentą laikai, kaip dar kažką, tai čia jos reiškia griežtos ir jos nori gero. Ir tėvai lygiai taip pat, tie toksiniai tėvai, lygiai taip pat įsivaizduoja, kad jie bet ką jie išgirsta ar pamato iš vaiko, tai jie turi tą dalyką koreguoti ir turi padaryti, kad būtų kitaip. Tai no fucking wonder, kad vaikas su jumis nesidalina niekuo ir juo labiau nesidalins niekuo, ką jisai skaito, ką jisai galvoja, todėl kad jūs iš to jau esate, jūs jį nuo to atpratinote, jūs pakankamai iš to tyčiojatės ir pakankamai tai niekinot ir nuvertinot. Ką, niekada nesakėt, prasme, kokias tu čia nesąmonės skaitai. Tu neskaityk šitas nesąmonės, mes tai tavo amžiuje skaitėm tik tai gerus dalykus, mes ten skaitėm Gargantua ir Pantagriuelį, Gulliverio kelionės, ten Robiną Hoodą ir kitus dalykus, o kokias tu čia dabar nesąmonės skaitai.
Jūsų vaikas skaito kažką tai kitą, jūsų vaikas skaito tai, ką jisai pats pasirinko ir jisai su jumis nesiruošia dalintis, todėl kad jisai jumis nepasitikė, jam su jumis nemalonu bendrauti ir šitą padarėte jūs patys. Bet kuris dalykas, kuris netenkina jūsų apie jūsų vaikus, viskas, ką jie daro blogai, viskas, ką jie daro ne taip, kaip jums norisi, viskas, kuo jie jūs nuvilia, visa tai yra jūsų pačių rankų darbas ir nieko daugiau jūs tuo kaltinti negalite ir nepradėkite ir neįsivaizduokite, kad jūs čia galite būti kažkokie tai aukos, kurie yra aplinkybių sukelti, kažkokie tai vargšai, todėl kad be jūsų žinios iš jūsų vaiko kažką tai padarė ne tą, ką norėjot jūs, kad padarytų iš to jūsų vaikelio. Ne, viską jūs patys padarėt savo nemokšiškai, savo durnais, savo traumuotais, savo neracionaliais elgesiais. Ir dabar, kai jūs išgirstat, kad reikėjo kitaip ir kad ko gero jūs per vėlai susirūpinot, tai tada tie tėvai žiauriai pyksta ir nenori girdėti tokių dalykų, todėl kad, kasgi norės girdėti, kad jisai praleido jau visas taisyklingas galimybės. Vedžioja šuniuką, kokie geri žmonės. Labai nuostabiai atrodo tiems, kas matote mūsų televizijos ekranuose. Mes važiuojam pro Juodkrantę ir yra absoliučiai fantastiška, daug ir pageltusių medžių. Ir šiandien yra didžiulis rūkas. Tiem, kas vairuoja ir važinėkite atsakingai. Bet aišku, ką aš čia sakau, kai šita laida bus išėjusi, tai jau jūs būsite seniai nuvažiavę nuo čia ir nevažiuosite ir bus pasikeitusios visai kitos gamtos sąlygos. Bet iš viso važiuokite atsargiai. Šiaip žiauriai ko nemėgstu, tai žmonių, kurie nuolatos viršija greitį, kurie važiuoja prisispaudę ir kitokie. Todėl, kad tai yra nerimastingi žmonės, kuriem reikia tvarkytis galvą, o ne važinėti keliais ir keleliais. Čia priekyje matom Juodkrantės bažnyčią, kuri yra absoliučiai nuostabi. Tai va, ir vaikai nesidalina, todėl jūs nežinot, ką jie skaito, ir todėl jūs įsivaizduojat, kad jie skaito ne tą. Dar vienas dalykas yra šnekėjimas apie tai, kad vaikai žiūri įvairias nesąmonės internete. Ten TikTok'e, Instagram'e ir kitur, taigi tiek visokių nesąmonių, tiek visokių ten infokaučerių, visokių ten holistinių kaučerių ir kitokių protpisių ir panašių žmonių, ir kaipgi vaikam išaiškinti, kad jie ten klauso nesąmonės, kad tu, vaikeli, klausyk manęs. Aš protinga sena motina, aš tau pasakysiu, aš vyresnė, aš nugyvenau ilgą gyvenimą, aš mačiau šilto ir šalto, arba tėvas, ir aš tau dabar paaiškinsiu, kaip tau iš tikrųjų, kuo tau reikia tikėti ir ką tau reikia galvot, o ne žiūrėk tų savo internetų. Atkreipkite dėmesį, taip sako tie tėvai, kurių vaikai, ten paaugliai arba dar vyresni, jie pasitikė labiau internetais ir bet kuriais skemeriais, infočigonais, kaučeriais ir chujaučeriais, jie pasitikė labiau negu savo tėvais. Kieno nuopelnas? Infokaučerių, infočigonų ir kitų ten pizdašvansų? Ne. Kaltė yra ir nuopelnas tų pačių tėvų,
kurie pasiekia tai, kad vaikai jais nepasitikė ir vaikai nenori jų klausyti, o klausys bet ko, tik ne tėvų. Tai yra, jeigu taip yra, tai pagalvokit apie tai, kad kai vaikai buvo maži, jie turėjo visišką jumis pasitikėjimą, totalų jumis pasitikėjimą. Dabar jie turi nulinį jumis pasitikėjimą. Kas kalta, aplinka, ar ką jūs padarėte? Pagalvokit, ką jūs padarėte, kad jūs sunaikintumėt savo vaikų pasitikėjimą. Taip, čia taip padarėt jūs, jobani tėvai, su savo kritika, su savo nuvertinimais, su savo patyčiom, su savo bambėjimu, su savo niurzgimu, su savo vaikai nebe tie, jau mūsų vaikais, tai mes, blet, tikras knygas skaitėm, į tikrus koncertus vaikščiojom, buvo, blet, tikra muzika mūsų laikais, buvo mūsų laikais, viskas tikra, buvo tikros vertybės, buvo tikras elitas, buvo tikras kinas, buvo tikra literatūra, buvo tikri pedagogai, oi, kokie išmintingi žmonės buvo, tai ne šiais laikais, o šiais laikais jaunimas kiaurom galvom, plikom subinėjom, su Auskaru Bambo ir su suplyšusiais džinsais, jie nieko nesupranta, dabar jie knygų neskaito ir taip toliau, jie tik tai žaidžia savo tuos kompiuterinius žaidimus. Beje, jeigu jūs nenorit, kad jūs užpistų, kad vaikai žaidžia kompiuterinius žaidimus, bent jau pasakykit, kokius kompiuterinius žaidimus žaidžia jūsų vaikai. Išvardinkit 3 arba 5 jų mėgstamiausius žaidimus. Nichuja jūs negalite išvardinti. Jeigu jūs sakote, kad šiais laikais yra chujova literatūra, o literatūra buvo geresnė anais laikais, išvardinkit, ką jūs per pastaruosius ten 3 ar 5 metus perskaitėt, ar kokios buvo paskutinės 3 knygos, kurias jūs perskaitėt iš šiuolaikinės literatūros, tai yra rašytos per paskutinius 10 metų. Galit pasakyti ar negalit pasakyti? Nichuja jūs negalit pasakyti, jūs tik tai galit kalbėti apie tai, ką jūs perskaitėt ir paskui ir su tuo ir gyvenat. Tai ką jūs perskaitėt vaikystėj, arba mokyklos, arba universiteto laikais, tai yra jūsų supista komforto zona, į kurią jūs sėdite, esate įsikandę, kuri jums baisiai patinka, kuri jums labai čia yra didelė vertybė, o nieko jūs nežinot, kuo užsiima jūsų vaikai, jūs nežinot. Muzikos, kokią klauso jūsų vaikai, jūs nežinot, todėl kad jūs jau nusprendėt dar prieš pradėdami ją klausyti, kad ta muzika yra nesąmonė ir ta muzika yra bevertė. Su kuo bendrauja jūsų vaikai, irgi jūs nežinot, todėl kad jūs su vaikais nesidalinate, nemokat normaliai bendrauti ir vaikai nesidalina su jumis. Apie ką, su kuo jie bendrauja ir kas yra jų draugai. Kodėl? Todėl, kad jūs visą laiką sakėt, kad vaikai, kodėl tu bendrauji su tuo ar tuo, kodėl tu tie ar tie, ar man ten tipo, kodėl tu su tuo ar tuo nedraugauji. Įsivaizduokit, mano blet mama, kuri negalėdavo duoti savo vargo prisiminti, kokie mano draugų yra vardai, sakydavo, blet, tas našlaitis. Niekaip negalėjo prisiminti, kaip jo vardą. Tas našlaitis. Nu ten tas, kuris tas, nu tas, kuris tas. Kur tas ten, nu tas, kuris tas. Čia yra toks tėvų šnekėjimas. Jūs ką norit, kad vaikai su jumis bendrautų ir šnekėtų?
Tarp kitko, tai, kai taip tėvai bendrauja, kai taip žmonės apskritai bendrauja, kai taip sako, nu ten nuėjau, nu pas tą, nu tas, kuris tas, nu į tenai, tas, kuris prie to, nu tas, nu tu žinai, nu kaip tu nežinai, nu tas prie to, nu kur tas. Nu kaip tu nežinai, nu tai aš tai žinau, nu tai tas, nu negi tau sunku suprasti. Negi tau bledyna sunku aiškiai pasakyti, kad tu nemoki pasakyti tavo, ta prasme, tu neduodi savo jokio vargo šnekėti aiškiai, suprantamai ir prieinamai ir paskui tu kaltini kitus. Tai čia ne tik tai vaikai su jumis nenorės bendrauti ir jos užpisa tas dalykas, kad jūs negalit nieko pasakyti rišliai ir aiškiai ir suprantamai ir sklandžiai. Su jumis niekas nenori bendrauti, todėl kad tai yra, kam norisi bendrauti nemaloniai, kam norisi bendrauti neinformatyviai, kam norisi bendrauti kaip kažkokiem tai paskutiniam glušiam. Ir čia yra tas pats, kaip maždaug, oi vaikai, vat gerai išauklėti vaikai, arba jeigu vaikai geri, jie bendrauja su tėvais, jie skambina tėvam, jie lanko tėvus, jie pas juos atvažiuoja, o šitie vaikai tai yra nedėkingi, nedraugiški, ne visokie tokie, kokių mes jų norime ir jie šito nedaro. Ir vat kaip liūdnai išėjo, koks blogas yra gyvenimas. Ne, deja, gerbiamieji, viskas yra žiauriai paprasta ir žiauriai suprantama. Tie vaikai nenori su jumis bendrauti, todėl, kad jiem nemalonu su jumis bendrauti, jiem neįdomu, jie neskambina. Vaikai skambina ir bet kurie žmonės skambina be pareigos, be prievartos, skambina tiems, su kuo jiems malonu bendrauti, su kuo jiems įdomu bendrauti, iš ko jie girdi dalykus, kurie juos džiugina, kurie jiems yra įdomus, kurie jiems yra faini. O jeigu tu iš tėvų tik tai visą laiką girdi pretenzijas, nusiskundimus, dejavimus apie jų jobanas giminaičių ligas, apie visokias jų ten debilės kaimynės, kurios yra končinos dar labiau negu tie tėvai. Aišku, kad vaikai nenori girdėti visų šitų briedų, šūdo ir nesąmonių. Ta prasme, todėl jie ir neskambina. Ką jūs padarėte, kad tie vaikai skambintų ir bendrautų ir užsiimtų šitais dalykais. Lygiai taip pat, jeigu jūs norite vaikam kažką tai išaiškinti, kaip jums atrodo, pirma pareiga yra išklausyti ir sužinoti, kaip atrodo tiems vaikams, ko tie vaikai nori, kuo tie vaikai rūpinasi, kuo jie užsiima, kas yra jų galvoje. Jeigu jūs norite, kad išklausytų jūs, pirmiausiai turite išklausyti jūs kitus žmonės. Ne atvirkščiai, ne kitu būdu. Pirmiausia, išklausote jūs, o tada jūs galite šnekėti ir tada kreips kažkas tai dėmesį į jūs. Jeigu jūs norite kažką tai iš kažko tai gauti, jūs pirmiausiai turite kažką tai pasiūlyti. Ir turite pasiūlyti tai, kas yra priimtina, reikalinga ir norima kitam žmogui, o ne tam, kas jums yra be vertės. Pasižiūrėkit, ta prasme, tai lygiai tie patys bet kurio amžiaus debilai tėvai, kurie rudenį velka savo jobanas cukinijas, kurių niekam nereikia. Kodėl tu velki tas cukinijas? Todėl, kad tu jų dachuja turi ir tau nėra kur jų dėti. Tai todėl tu velki jas vaikams ir dar vaikams aiškini, kad čia josgi geros, gi panaudosi, gi išsikepsi cukinijų blynų arba ten kokios nors kitos kuinios. Žiūrėkit, vaikams patinka tai, kas jiems patinka. Ar mažiems, ar paaugliams, ar suaugusiems. Jiems patinka tai, kas jiems patinka.
o ne tie dalykai, kuriuos jūs norite atkišti, nes pas jūs pilna. Čia maždaug aš pas save balkone turiu supuvusią taburetę, imk, aš tau atiduosiu. Nusiveši į sodą. Kam tau reikia? Neprašė tos taburetės nereikia. Vaikui neįdomu ta tavo jobana taburetė, susikišta savo taburetę į šikną. Bet tėvai šito nesupranta. Tėvai nori, kad vaikai jiems dėkotų ir jaustųsi dėkingi ir priiminėtų noriai, kai atveža visokias šiukšlės. Atveža ten, dovanoja visokias šiukšlės, tu prašau, imk, turėk. Tavęs prašė šito dalyko? Ne, šito dalyko neprašė. Ir kokio chujaus tada tu nori užsiiminėti šitais dalykais. Visiška nesąmonė, visiškas motherfucking briedas. Bet jeigu tu nori, dar vienas dalykas, jeigu tu nori, kad galvotų apie tave, tu turi galvoti apie tą kitą. Tėvai dažniausiai, kai vaikam išstatinėja pretenzijas, jie galvoja tik tai apie save ir kaip jiems jaučiasi dalykai, o ne tai, kaip jaučiasi dalykai tiem vaikam, pas kuriuos jie ateina su reikalavimais. Lygiai taip pat, sakykime, kokie nors politikai, jie supranta, kad jeigu tu nori, kad žmonės atiduotų tau savo balsus, kad dėl tavęs padarytų kažką, tai tu turi tiems vaikams, tiems žmonėms kažką tai duoti, pasiūlyti. Jie kažką tai iš tavęs turi išgirsti, arba pažadus, arba nuraminimą, arba bent jau supratimą, arba dar kažką tai. Kodėl ten žmonės, sakykime, balsuoja nuolatos už Petrą Gražulį? Žmonės balsuoja už jį todėl, kad jisai žino, ką pasiūlyti žmonėms ir žino, ką jiems duoti ir žino, ko tie žmonės iš jo trokšta. O ne atvirkščiai, o ne pradeda nuo to, ką tie žmonės duos jam. Lygiai tas pats veikia su vaikais ir auklėjime. Ir tėvai, kai išgirsta šituos dalykus, jie pradeda siusti, jie pradeda erzintis ir pradeda sakyti, jūs čia viską kalbat apie tai, kad reikėjo auklėti nuo mažumės, o aš jau šito nepadariau, tai ką man dabar daryti ir kaip man dabar jau čia elgtis, man dabar reikia taisyti situaciją. Dabar tu negali ištaisyti situacijos, ta prasme, kad tu negali kažką tai spraktelti pirštais arba sumanipuliuoti, kad vaikas tau pradėtų duoti tai, ko tu tam vaikui nedavėjai daugelį metų. Tu gali tik dabar pradėti elgtis teisingai ir tikėtis, kad galbūt kažkiek tai po kažkurio tai laiko pradės taisytis tavo santykiai su vaikais. Bet pasižiūrėk, sakau tiems tėvams, ką tu dabar darai. Tu jau suvokei, kad tu kažką tai darei blogai ir dėl to tu negavai to, ko tu nori iš tų vaikų. Ar ne? Ar ne? Taip ir buvo. Tu negavai iš tų vaikų to, ko tu norėjai. Ką tu darai dabar vietoj to, kad kažkas tai pasikeistų tavo gyvenime? Vietoj to, kad tu pataisytum savo elgesius, tu toliau ateini ir čionai atėjai ir pas tą knygą atėjai, ir į tą paskaitą atėjai, ir į tą pasišnekėjimą atėjai, toliau su savo pretenzijom, kad vis tiek aš noriu to ir to, man to ir to neduoda.
tau paaiškinu, kaip tie dalykai gaunami. O aš taip nenoriu, aš noriu dabar, aš noriu, kad dabar man duotų, aš dabar noriu, kad man pataisytų, o ne paskui, o ne kada nors, o ne kažkaip tai. Nu tai kas tau gyvenime gali padėti ir ką su tavim galima padaryti, jeigu tu toks tūpas ir jeigu tavo supratimas yra toks ribotas ir jeigu tu toks užsispyręs. Jeigu tu nori, kad keistųsi dalykai aplinkui tave yra tavo pasekmių rezultatas. Tai tu turi tavo elgesių rezultatas, tavo elgesių pasekmė. Tai jeigu tu nori, kad keistųsi tavo aplinkybės, kad žmonės aplinkui tave keistų savo elgesius, tai tu turi irgi keisti savo elgesius, savo žodžius ir tada pamažu pasaulis pradės keistis aplinkui tave. Jeigu tu nori, kad vaikai su tavim pradėtų vėl bendrauti, jeigu nori, kad jie tau kažkiek tai atsivertų ar dar kažką tai pradėk gydyti tas traumas, kurias jau tu pridarei. Išmok, pabandyk kažką tai išklausyti. Pirmiausia, tau bus sunku, bet išmok išklausyti 5 minutes kažko tai iš savo vaiko, nekoreguodamas, nekritikuodamas ir neaiškindamas, kaip jam iš tikrųjų reikia elgtis, sakyti ir galvoti. Nepradėdamas jam daryti tų pačių dalykų, prie kurių tu pripratai ir kuriuos tu darei visą gyvenimą. O, bet aš taip pripratusi, aš nieko negaliu su savim padaryti. Jeigu tu nieko negali su savim padaryti, tai ką tu čia nahui veiki? Eik tu nahui ir gyvenk savo gyvenimą, kaip gyvenai lygi šiol. Žmonės pakeičia savo gyvenimą tada, kai jie pakeičia savo elgesius ir ne kitaip. Ir su vaikais yra lygiai viskas absoliučiai tas pat. Jeigu tau atrodo, kad vaikas negali normaliai pasirinkti profesijos, negali pasirinkti kažkokio tai gyvenimo kelio, tai greičiausiai dėl to, kad tu jam aiškinai, kad visi jo pasirinkimai yra blogi, vieną po kito, tu anuliavai tuos pasirinkimus ir visaip į juos nerimtai žiūrėjai ir visaip juos niekinai. Ir dabar vaikas yra jau įsikalęs į galvą, kad jo turi būti tikslas rasti profesiją ne tokią, kuri jam patiks, ne tokią, kuri jį tenkins ar jį džiugins, bet vaikas turi rasti tokią profesiją, tokį užsiėmimą, kuris patenkins jo tėvus, kuris pradžiugins jo tėvus ir nuo kurio jo tėvams bus gerai, kuriems jie pritars, o jie nepritarė niekam. Jeigu tu taip elgiesi, tai ko tu nori gyvenime. Pabandyk keisti elgesius, pabandyk paklausti vaiko arba pasidomėti arba suprasti, kuo jisai nori užsiimti ir užčiaupk savo srėbtuvę nuo savo kritiškų pastabų ir paaiškinimų, ką jam, kaip jam, kodėl jam ir kur jam reikia geriau daryti, negu jisai pats sugalvojo. Išmok nors kada nors išklausyti kažką tai nesiūlydamas, negrūsdamas gerklėn savo korekcijų ir savo patarimų. Tai yra nežmoniškai sunku. Ir žmonės, kurie sugeba išklausyti ir neįsikišti su savo korekcijom, yra patys vertingiausi. Ir jeigu svetimi žmonės gali tokiais būti tavo vaikui ir tavo artimiesiems, kodėl tu, toks negali būti? Kodėl tu negali, neužčiaupdamas burnos, paklausyti ko nors? Klausytojai yra didžiausia vertybė. Žmonės, kurie moka išklausyti. Išklausimas yra didžiausias palaikymas. Išklausimas be
korekcijų. Supranti šitą? Labai sunkiai daeina, ar ne? Aš kažkaip tai jaučiu, kad mes šitą temą dar liesim, bet tuo tarpu aš džiaugiuosi, kad esate su manim, kad prenumeruojat. Labai džiaugiuosi visomis jūsų prenumeratomis, todėl kad man jos labai padeda dirbti ir jos man duoda motyvaciją. Ačiū, kad buvot su manim, ačiū, kad klausėtės, iki kitų kartų.